Sveiki, tęsėme pamokų ciklą, kuris skirtas aštuntokams pasiruošti stojimui į gimnazijas ir šiandien spręsime Mykolo Biržiškos gimnazijos pavyzdinės užduoties pirmojo varianto antrąją dalį. Taigi antroje dalyje jau mes sutinkame uždavinukus, kur reikia tik užrašyti atsakymą, sprendimas nėra tikrinamas ir mūsų pirmoji užduotis šiandien yra lygtis. Štai nusirašiau lygtį, kad būtų patogiau ir ką reiktų daryti, kai mes pamatome tokią, šiaip bet kokią lygtį. Kai pamatome, turime įsivertinti, kokio tipo tai yra lygtis. Tai pradžioje pasižiūrim į x'us, ar prie x'ų yra koks nors laipsnis. Kitaip tariant, mes sprendžiame, ar lygtis yra tiesinė ar kvadratinė, nes skiriasi tų lygčių sprendimas. Tai matome, kad x yra pakeltas pirmojo laipsnio arba galima pamatyti, kad nėra jokio skaičiaus laipsnėje. Tai jeigu jokio skaičiaus nėra, tai reiškia, kad prie abiejų x'ų matome tai, kad lygtis yra tiesinė ir mes čia sutinkam trupmenas. Tai jeigu mes matome lygtį, kuri yra tiesinė, ir pas mus vardiklyje yra skaičiai, nėra x'ų, yra tiesiog paprasti skaičiai. Tai ką mes galime padaryti? Mes galime padauginti abi lygties pusės iš bendro vardiklio. Kas tas bendras vardiklis? Tai jeigu mes norėtumėm subendravardiklinti abi trupmenas, tai vienos vardiklis yra 3, kitos yra 4 ir mes ten atliktumėm veiksmus ir bandytumėm jas subendravardiklinti, tai mūsų bendras vardiklis šiuo atveju 3 ir 4 būtų 12. Tai mes dabar abi lygties pusės padauginsime iš 12 ir tuoj parodysiu, kas čia atsitiks. Štai, padauginau iš 12, tai kai dauginam, tai dauginam kiekvieną narį. Tai reiškia, pirmą trupmeną padauginau, antrą trupmeną padauginau ir kitoje lygties pusėje buvo vienetas, jį taip pat padauginau iš 12. Ir ką mums viso to reikia, tai mums reikia viso to, kad mes dabar suprastinsim ir pamatysit, kad mums dings iš vardiklio skaičiai, liks tik tai vienas. Tai ką aš turiu omeny, dauginu pirmą trupmeną iš 12 arba 12 pirmųjų, kad būtų paprasčiau prastinti ir matau 3 ir 12, abudu dalinasi iš 3, tai kai 3 padalinsiu iš 3 gausiu 1, kai 12 padalinsiu iš 3 gausiu 4. Ir štai vėliau, kai sudauginsim, pas mus vardiklis bus 1 ir tos trupmenos jau nebeliks. Toliau ką turim? Turim antrą trupmeną, kurios vardiklis yra 4, tai 4 dalinu iš 4 gaunu 1, 12 dalinu iš 4 gaunu 3. Ir kas dabar atsitiks, kai mes atliksime veiksmus, tai kai dauginsim skaitiklių su skaitikliu, vardikliu su vardikliu, mes gausime štai ką. 2x kart 4 yra 8x plus x kart 3 yra 3x ir 1 kart 12 yra 12. Apačioje 1 kart 1 buvo 1, tai vieneto paprastai vardiklyje nerašome. Tai ir ką mes visą tai darim, ką mes čia dauginam iš to bendro vardiklio. Tai pradžioje mes turėjom trupmenas, kurios apsunkina gyvenimą šiek tiek. Tai dabar, kai mes atlikom šitą veiksmą ir padauginom iš bendro vardiklio, tai mums tų trupmenų nebeliko ir mes gavom šiaip visai paprastą lygtį, kurią galime išspręsti labai paprastai. Tai ką dabar turėtumėm daryti, tai mes turėtumėm sutraukti panašiuosius narius. Tai 8 plus 3 yra 11. Tai bus 11x yra lygu 12. Ir turim dabar skaičius padaugintas iš x lygu kitam skaičiui. Tai dalinam iš to skaičiaus, kur prie x dalinam iš 11 ir gaunam, kad x yra 12 11. Na štai, ką dabar reikėtų dar padaryti, tai kadangi skaitiklis yra didesnis už vardiklį, reiktų išskirti sveikąją dalį. Klausime, kiek 11 telpa į 12, tai telpa tik tai 1. Ir dabar žiūrime, kas liko, tai jeigu vieną 11 išsikėlėm, tai 12 minus 11 yra 1, o vardiklis lieka nepakitęs.
Tai jeigu mes dabar norėtumėm atgal įsikelti tą vienetą ir pasitikrinti, ar išsprendėm teisingai, tai 1 kart 11 yra 11, 11 plus 1 yra 12, gautumėm 12 vienuoliktųjų. Tai čia ir yra atsakymas, tai jeigu grįžtumėm atgal, nes čia buvau pasidarius savo šiek tiek vietos ir mums reikėtų įrašyti tą atsakymą, tai galėtumėm įrašyti, kad x yra 1 sveikas ir 1 vienuoliktoji. Kaip dabar pasitikrinti, ar mes išsprendėme teisingai klausimas? Tai jeigu norime pasitikrinti, ar išsprendėm teisingai, tai galim tą ir padaryti. Dabar rašom pasitikrinimas. Aišku, šitas žingsnis yra tikrai nebūtinas ir tik tai noriu dabar tiesiog parodyti dėl jūsų bendro išprusimo prie lygčių temos, kaip tai padaryti. Jeigu šita dalis nėra aktuali, galite tiesiog eiti prie kitos užduoties. O tiem, kas nori pasitikrinti ir pasižiūrėti, kaip tai vyksta, tai pradžioje turim nusirašyti sąlygą, kurią turėjom. Tuomet turime įsirašyti vietoj x tą skaičių, kurį gavome atsakyme. Tai mes gavom, kad x yra 1 sveikas 1 vienuoliktoji, arba galim įsirašyti jau ne mišrų skaičių, o netaisyklingą trupmeną, kuri buvo 12 vienuoliktųjų. Štai čia jinai buvo. Tai tiesiog paprastumo dėlį galėsime įsistatyti šitą skaičių. Tai mes turėjom trupmeną 2/3 padaugintą iš x. Tai x pas mus dabar yra 12 vienuoliktųjų, tada turime pliusą. Tada čia nieko neparašyta, reiškia yra vienetas, tai 1/4 irgi buvo padauginta iš x, turim 12 vienuoliktųjų ir visa tai yra lygu 1. Ką mes dabar tikrinsim? Tai mes tikrinsim, ar lygties kairė pusė yra lygi lygties dešiniai pusė. Tai mes turime gauti, jeigu tai yra, mes teisingai išsprendėme šitą lygtį, mums čia kairiai pusiai turi viską susiprastinti iki vieneto ir mes gausime atsakymą, kad 1 yra lygus 1, tai reiškia, kad dešinė pusė lygi kairiai pusiai ir kad lygtis yra teisinga. Tai dabar ką mums reikia padaryti? Mums reikia suprastinti tai, kas prastinasi. Tai imam mūsų prastinimo tušinuką. Tai kai 3 padalinsiu iš 3 gausiu 1, kai 12 padalinsiu iš 3 gausiu 4, 4 padalinsiu iš 4 gausiu 1, 12 padalinsiu iš 4 gausiu 3. Ir dabar, kai mes sudauginsim, 2 kart 4 yra 8, 1 kart 11 yra 11, plus 1 kart 3 yra 3, o 1 kart 11 yra 11, ir tai yra lygu 1. Ir dabar turime sudėti, tai 8 plus 3 yra 11, vardiklis lieka tas pats. Ir čia 11 padalinus iš 11 mes gaunam 1, toks pat iš tokio pačio yra 1, 1 lygus 1. Tai kairė pusė lygi dešiniai pusė reiškia, kad mes lygtį išsprendėm teisingai ir mūsų atsakymas, štai šitas atsakymas, yra puikus atsakymas ir užsidirbom, kiek čia pažiūrėkim, kiek taškų buvo, 2 taškus. Tai va, jau 2 taškus turim, galim eiti toliau. Štai turime antrą šios dienos lygtį, tai aš jau iš karto ir nusirašiau. Tai ką mes turime padaryti, mes matome skliaustelius, tarp kurių yra daugybė. Tai pirmas žingsnis yra atskliausti. Kodėl reikia atskliausti, nes kartais būna sutinkam skliaustelius ir jau perinam prie kito žingsnio, tai mes dešiniai pusiai turim 5. Jeigu tai būtų 0, tai būtų visiškai kitas sprendimo būdas, bet mes turim skliaustelius, kurie nėra lygus 0, jie yra lygus kažkokiam kitam skaičiui, tai mes turime dabar atskliausti. Tai kaip vyksta tas atskliaudimas, tai aš kiekvieną narį esantį skliausteliuose turiu padauginti iš kiekvieno kito nario esančio skliausteliuose. Taigi ir padauginkime, x kart x yra x kvadratu. Tada x kart 2 yra 2x. Tada minus 2 kart x yra minus 2x, o minus 2 kart 2 neigiamas iš teigiamo yra neigiamas. 2 kart 2 yra 4,
ir visa tai yra lygu 5. Štai atskliaudėm. Ką mes dabar matome? Mes matome, kad galim sutraukti panašiuosius narius. Tai panašieji nariai yra tie nariai, kurie turi tą patį dauginamąjį. Tai dabar tie panašus nariai yra plus 2x ir minus 2x. Tai plus 2 minus 2 yra 0, tai mums čia jau nieko ir nebelieka. Tai mes turim dabar x kvadratu minus 4. Ir turim 5 persikelt į kitą pusę. Tai jeigu aš keliu į kitą lygybės pusę, keičiasi ženklas, tai 5 tampa minus 5. Ir štai turim 0. Kodėl dabar reikėjo čia persikelt viską į vieną pusę? Dėl to, kad mes gavome atskliaudę kvadratinę lygtį. Ir kvadratinė lygtis yra sprendžiama taip, kad mes viską persikeliam į kairę pusę, kad dešiniai pusiai liktų 0. Ir dabar sutrauksime panašiuosius narius, tai gavome x kvadratu minus 9 yra lygu 0. Turime kvadratinę lygtį, tai koks mūsų tikslas dabar yra? Išskaidyti dauginamaisiais, nes kitokio būdo spręsti mes nežinome, tai mes turim va šitą dvinarį x kvadratu minus 9 išskaidyti dauginamaisiais, tai prisimenam, į ką mums čia labai panašu, turim tik vieną x kvadratą ir turim skaičių ir iš to skaičiaus kažkaip stebuklingai traukiasi šaknis labai gražiai. Tai mes prisimenam greitosios daugybos formulę a kvadratu minus b kvadratu išsiskaido kaip a minus b, a plus b. Tai mūsų a kvadratu yra x kvadratu, o 9 yra tas pats, kas 3 kvadratu. Tai kaip visą tai atrodys, kai mes išskaidysim, tai bus x minus 3, x plus 3 yra lygu 0. Štai išskaidėm dauginamaisiais ir dabar mes matome sandaugą, kuri yra lygi 0 ir prisimename, kad sandauga lygi 0, kai bent vienas iš dauginamųjų yra lygus 0. Tai prisimenam tokį pasakymą. Galim jį ir užsirašyti. Štai užsirašėme, tai ką tai reiškia, kad mūsų šita sandauga yra lygi 0, kai bent vienas iš dauginamų yra lygus 0, tai x minus 3 yra lygu 0 arba x plus 3 yra lygu 0. O gal jie abu yra lygus 0. Nes jeigu pirmose skliausteliuose bus 0, tai mums nesvarbu, kas bus antrose skliausteliuose, bet kas kart 0 yra 0. Tai iš čia gaunam, kad x yra lygus 3, perkeliu 3 į kitą pusę, o iš čia gaunam, kad x yra lygu minus 3, nes plus 3 perkeliu į kitą pusę, pasikeičia ženklas. Ir štai ir yra mūsų atsakymas, jeigu užsirašytumėm į tą atsakymo langelį. Štai čia, kur buvau įdėjus, tai x lygu minus 3 arba x lygu 3. Ir dabar parodysiu, kaip pasitikrinti. Taigi nusirašiau lygtį, kuri buvo duota sąlygoj ir dabar vietoj x įsistatysim 3. Tai kiekvieną x dabar keisiu trejetu, tai turėjom skliaustelius x minus 2, kiti skliausteliai x plus 2 yra lygu 5. Tai apsiskaičiuokime dabar, kas yra skliausteliuose. 3 minus 2 yra 1, čia yra daugyba, o 3 plus 2 yra 5. Ir žiūrime, kad tikrai 1 kart 5 yra 5, o 5 tikrai yra lygu 5, tai kairė pusė yra lygi dešiniai pusiai. Ir dabar galim įsistatyti, ar su kitu x irgi veiks, tai x yra minus 3. Mes gavom 2 atsakymus, nes kvadratinė lygtis dažniausiai turi 2 sprendinius. Tai gavom x yra lygu 3 ir dabar padarysim tą patį pasitikrinimą, kai x yra lygus minus 3. Tai dabar vietoj x tiesiog rašau minus 3 visur. Tai žiūrime, minus 3 minus 2 yra minus 5.
Čia yra daugybė tarp skliaustelių, o minus 3 plus 2 yra minus 1. 5 kart 1 yra 5, o minusas ir minusas mums duoda pliusą. Neigiamas iš neigiamo duoda teigiamą skaičių, tai tikrai gavom, kad 5 yra lygu 5 ir mūsų atsakymas, kur sprendėme štai čia, mūsų tas atsakymas, abu tie sprendiniai yra teisingi ir su jais lygtis yra teisinga. Taigi judėkime toliau. Štai turime trečiąją užduotį šiandien ir jinai yra susijus su masteliu. Tai užduotis skamba taip, kad žemėlapyje, kurio mastelis yra 1/1,5 milijono, atstumas tarp Mažeikių ir Ukmergės yra 128 mm. Koks tikrasis atstumas kilometrais tarp šių miestų. Tai dabar kas tas mastelis yra? Tai mastelis mums parodo, kiek vienas matavimo vienetas žemėlapyje arba plane, kažkoks tai planas yra, ar žemėlapis, kiek vienas matavimo vienetas atitinka tų pačių matavimo vienetų realybėje. Tai tas kitas skaičius, tas didesnis skaičius yra realus gyvenimas. Tai tas pirmas skaičius yra žemėlapis arba planas, o tas kitas skaičius yra gyvenimas, tikrovė ir visa kita. Tai mes žinom, kad mūsų vienas matavimo vienetas, nesvarbu netgi koks ten gali būti milimetrai, centimetrai, kilometrų, tokio gal žemėlapio su kilometrais nėra, bet, žodžiu, vienas kažkoks matavimo vienetas, kiek atitinka tikrų matavimo vienetų gyvenime. Tai pas mus yra 1/1,5 milijono. Tai dabar labai daug sprendimo būdų yra, bet pats paprasčiausias galbūt yra proporcija. Tai mes žinom, kad 1 atitinka 1,5 milijono, tuomet 128 atitinka x. Tai kaip mums dabar tą x išsiaiškinti, tai prisimenam pagrindinę proporcijos savybę, kad mūsų x yra lygus, kryžmai sudauginam, o iš to, kas liko, padalinsim. Tai dabar kryžmai sudauginam, 128 dauginu iš 1,5 milijono ir dalinu iš 1. Tai dabar, kai čia sudauginsiu, mes gausim nei daug nei mažai 192 milijonus. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tai va čia gavom tą x. Tai ką tas x reiškia, kad mes turim va tiek va tų milimetrų gyvenime. Bet mūsų neklausia milimetrų, mūsų prašo atsakymą pateikti kilometrais. Tai dabar mes turime suprastinti. Tai čia yra milimetrai, tai prisimenam, kiek vienas centimetras turi milimetrų. Tai 1 centimetras turi 10 milimetrų, tai dabar mes gausime 1 nuliuku mažiau. Tai jeigu buvo 6 nuliukai, tai mes gausim dabar 5 nuliukus ir čia jau bus centimetrai. Tada prisiminkim, kiek vienas metras turi centimetrų, tai turi 100, tai jau gausim dar 2 nuliukais mažiau. Va tiek va metrų. Ir prisimenam, mums reikia kilometrų, tai kiek vienas kilometras turi metrų, turi 1000, tai bus 192 kilometrai. Na štai, proporciją prisiminėm labai greitai, matavimo vienetus, tai atsakymas yra 192 kilometrai. Jau pasitikrint nelabai kaip yra, bet galim pabandyti įsivaizduoti, kur ten maždaug Mažeikiai yra, kur Ukmergė, ir jeigu būtumėm gavę ten, nežinau, 3000 kilometrų, tai gal būtų ne visai tiesa, nes Lietuva nėra tokia didelė. Tai mes čia įjungiam loginį mąstymą, prisimenam geografiją, prisimenam, kur yra ten kažkokie miestai ir maždaug galim įsivaizduoti, kad maždaug apie tiek kilometrų ir galėtų būti. Judame toliau.
Štai turim paskutinį uždavinuką šiandien. Tai ką čia sako, kad ūkininkas 15% sumažino kviečiais apsėjamą plotą ir šiemet jų augina 3 vaikus ir 40 hektaro. Kiek hektarų kviečių ūkininkas augino pernai? Tai dabar prisiminkim, jeigu šiemet 15% mažiau augina tų kviečių, tai pernai buvo tada 100%, o šiemet tik tai 85%. Logiška, ne? Jeigu 15% sumažino, tai ir atsispiria nuo pernai metų skaičiaus, tai pernai buvo 100%, 15% sumažino, liko tik 85%, tai tie 85% šiemet yra 3 sveiki ir 40 hektaro. Tai tada pernai, jeigu buvo 100%, tai mes galim apsiskaičiuoti, kiek tų hektarų buvo, nes mūsų to ir klausia, tai bus x. Tai vėl proporcija, labai galingas įrankis, labai daug uždavinių iš tikrųjų galima išspręsti su proporcija. Tai prisiminkime, kaip čia viskas vyksta, tai mūsų x yra lygus, taip kryžmai sudauginam ir iš to trečio padalinam. Tai 100% kart 3 sveiki 40 ir padalinsim iš 85%. Ir ką mes čia gaunam, apsiskaičiavę gaunam atsakymą 4. Tai šiemet yra 4 hektarai tų kviečių. Dabar jeigu dar kyla klausimas, kaip čia viskas įvyko, tai prisiminkim, kad galime suprastinti, tai pavyzdžiui 85 galim padalinti iš 5 ir kai padalinsim iš 5 mes gausim 17. O kai 100 padalinsim iš 5, tai gausim 20. Tada turėtumėm sudauginti, tai 20 kart 3 sveiki 40, kur nors čia šone apsiskaičiuosim, 20 kart 3 sveiki 40, tai 4 kart 0 yra 0, 4 kart 2 yra 8, tada 3 kart 0 yra 0, o 3 kart 2 yra 6. Sudedam, gaunam 6, 8 ir 0. Dabar kur tą kablelį dėt? Tai jeigu buvo vienas skaičius po kablelio, tai tiek ir lieka. 68 gavom. Ir dabar 68 turėtumėm padalinti iš 17. Tai bandymo būdu galime imti ten po 2, po 3. Galiausiai pasimsim po 4, tai 4 kart 17 ir yra 68 ir štai mūsų tas ketvirtas yra. Tai šiek tiek prisiminėm, ką daryti, jeigu neturim skaičiuotuvo. Tai ką, atsakymą turim, kviečiu jūs prenumeruoti šitą kanalą, jeigu norite rasti daugiau informacijos pasiruošimui, stojimui į gimnazijas, jos mano kanale tikrai rasite. Jeigu norite kreiptis dėl papildomų pamokų, galite rašyti šiuo paštu, taip pat galite siūlyti ir idėjas šiam YouTube kanalui, kokia tema yra galbūt nepakankamai aiški, tai pasistengsiu įrašyti video. Tai prenumeruokite, spauskite like, komentuokite ir susitikime kitoje pamokoje. Iki!